Dešimtis milijonų žmonių visame pasaulyje, žinoma, stebi FIFA pasaulio čempionatą. Ir tai dar neskaičiuoja tų, kurie lankosi įvairiose rungtynėse. Žinome, kad buvo įtempta akistata tarp gerai žinomų varžovų – Anglijos ir Argentinos. Britų autorė mums primena ir pamirštą futbolo istorijos skyrių. Tai, ką Amerikoje vadiname soccer. O jo naujoje knygoje Digging Deep atskleidžiamos 11 žydų futbolo žvaigždžių istorijos, kurių karjeras ir gyvenimus nutraukė holokaustas. Davidas Balčoveris, knygos Digging Deep – Unearthing the Stories of 11 Murdered Jewish Footballers autorius dabar prisijungia prie mūsų iš Londono. Sveiki ir ačiū Jums. Ačiū, kad pakvietėte mane. Tai tikrai sudėtinga tema, esu tikra, kad Jums teko į ją gilintis. Tačiau dabar, kai visas pasaulis stebi pasaulio čempionatą, kokie Jūsų bendri jausmai apie tai? O kalbant apie žydų sportininkus, apskritai žaidžiančius šį sportą? Deja, manau, kad šiame pasaulio čempionate dalyvauja tik vienas žydų kilmės sportininkas. Yra tik vienas, ir tai yra Metas Turneris, kuris yra Jungtinių valstijų rinktinės atsarginis vartininkas. O ši komanda jau iškrito. Žydų futbolas buvo labai gerai žinomas iki holokausto, bet po jo jau nebe taip. Taigi, Jūs pradedate knygą su įdomiu pastebėjimu. Jūs sakėte, kad jei paprašytumėte daugumos žydų įvardyti garsų futbolininką, dauguma susimastytų, ypač amerikiečiai. Nes žinote, futbolo žaidėjai nėra tokie garsūs kaip tie, kuriuos žinome iš NBA ar NFL, pavyzdžiui. Aš dabar kalbu apie futbolo šalis. Taigi, jei paklaustumėte britų žydo, pavyzdžiui, futbolo fanatiko britų žydo, ir jei paklaustumėte futbolo fanatiko britų žydo, kas buvo geriausias visų laikų Brazilijos žaidėjas, jis atsakytų Pelė. Jei jų paklaustumėte, kas yra geriausias visų laikų Argentinos žaidėjas, jie pradėtų ginčytis, ar tai Maradona, ar tai Messi ir panašiai. Bet jei jų paklaustumėte, kas yra geriausias visų laikų žydų futbolininkas, jie nežinotų, ką atsakyti. Ir iš tikrųjų, greičiausiai jie pradėtų šypsotis, netgi juoktis. Tačiau, kai jie šypsosi ir juokiasi, iš tikrųjų, jie juokiasi iš holokausto. Jie juokiasi iš žydų kolektyvinės atminties sunaikinimo po holokausto. Nes nutipa taip, kad šie puikūs žydų futbolininkai gyveno daugelio žmonių, kurie taip pat buvo nužudyti atmintyje. Todėl istorija tiesiog nutrūko. Oho, taigi šis tyrimas užtruko 6 metus. Žinai, ar buvo vienas konkretus žaidėjas, kuris tapo tarsi šio ilgalaikio ir detalaus projekto pradžios priežastimi? Mano paskutinė knyga buvo apie Belą Gutmaną, kuris yra geriausias visų laikų žydų futbolo treneris. Jis išgyveno holokaustą Vengrijoje, o vėliau 2 kartus laimėjo Europos taurę su Lisabonos Benfica. Kai tyrinėjau jo gyvenimą, atradau visiškai naują pasaulį, apie kurį visiškai nieko nežinojau. Nors esu didžiulis futbolo gerbėjas ir juo esu nuo pat mažens. Taip pat mane labai domina žydų istorija. Apie šią istoriją nieko nežinojau, bet kai perskaičiau apie Belą Gutmaną, atradau šį pasaulį. Nes jo komandos draugai, treneriai, sirgaliai, daugybė žmonių susijusių su futbolu vidurio ir rytų Europoje buvo žydai. Ir jie labai reikšmingai prisidėjo prie futbolo vystymosi, taip kaip jį suprantame šiandien. Oho, tai labai įdomu. Taip pat girdime, kaip holokaustas paveikė tiek daug sporto šakų. Turiuomenyje girdime boksininkų istorijas. Turiuomenyje buvo daug tikrai puikių, žinote, imtynininkų, boksininkų, kurių daugelis turėjo linksminti nacius stovyklose. Esame girdėję kai kurias iš šių istorijų. Įsivaizduoju, kad tai apima daugelį sporto šakų, ne tik futbolą. Be abejo, taip. Ir aš susitelkiau į futbolą dėl 2 priežasčių. Pirmiausia, tai mano aistra. Ir norint atlikti tokio lygio tyrimą, kaip sakote, man prireikė 6 metų. Reikia turėti aistrą, kad tai užbaigtum. Bet taip pat futbolas, žinoma, yra populiariausia sporto šaka pasaulyje. Ir ką man leido padaryti ši knyga, be to, kad papasakočiau šių 11 žaidėjų istorijas, nes turėjau, žinoma, aprašyti jų gyvenimo situaciją, jų kilmę ir kas iš tikrųjų jiems nutiko. Galiausiai man pavyko papasakoti apie žydų 20 amžiaus istoriją, apie sionizmą ir Izraelio gimimą per šių 11 žaidėjų istorijas.
Žinote, viena, aišku, mes žinome, kad futbolas turbūt yra populiariausia sporto šaka pasaulyje, nors negaliu to tvirtinti visiškai užtikrintai. Jūs žinoma tai žinote, bet Izraelio vaikai visi svajoja būti Messi arba Ronaldo. Taigi paaiškinkite, koks jausmas, kai viskas tarsi užsidaro ratu. Štai mes Izraelyje. Šalis, valstybė jau gimusi ir čia, kol kalbame, auga daug perspektyvių sportininkų. Na, tikiuosi, mano svajonė yra pamatyti savo knygą išverstą į hebrajų kalbą. Ir tikiuosi, kad jauni futbolininkai Izraelyje supras, jog jie tęsia šlovingą ir turtingą didžiųjų žydų futbolininkų tradiciją. Ir mano manimu, to, ko Izraeliui trūko, nors per daugelį metų jie užaugino labai gerų futbolininkų. Manau, kad Izraeliui trūko kolektyvinio tikėjimo savimi, pasitikėjimo savimi, tikėjimo, kad mes galime tai padaryti. Ir manau, jei jie supras, kad yra didžios tradicijos paveldėtojai, tai sustiprins jų pasitikėjimą savimi ir atves juos prie didesnės sėkmės. Na, ką tik baigėsi Makabijo žaidynės ir tai buvo puiku, nes tiek daug žaidėjų galėjo atvykti į Izraelį. Turiu omenyje, tikrai yra daug pasididžiavimo sportiškumu ir atgimimu. Be abejo, ir žinote, futbolas bei sportas turi puikią istoriją tarp žydų. Ir tai iš tikrųjų iškilo kartu su sionistiniu judėjimu. Sionistų filosofas Marksas Nordau sugalvojo raumeningojo judaizmo idėją. Jis tikėjo, kad žydai turėtų išeiti iš savo religinio gyvenimo būdo ješivose. Turėtų tapti fiziškai stiprus ir sveiki. Jie turėtų sportuoti ir išmokti ginti savo tėvynę. Taip viskas ir prasidėjo. Ir visoje vidurio bei rytų Europoje buvo puikiai sionistinių futbolo klubų, sionistinių sporto klubų tradicija. O dabartiniai Izraelio klubai, Makabi, Hapoel, yra tos puikios tradicijos paveldėtojai. Taip, dar vienas dalykas, žinau, kad tai šiek tiek atsitiktinis klausimas ir tu geriau išmanai futbolą nei aš. Ar galime laikyti Davidą Beckhamą žydų futbolininku? Nes jis atvirai kalba apie tai, kad turi žydų senelį ar močiutę, tiesa? Teisingai, taip yra. Ir manau, žydai tikrai ieškojo bet kokio garsaus futbolininko, kurį galėtų priskirti žydams ir pasakyti, kad jis yra žydas. Na, pripažinkime faktus. Beckhamas galbūt turi žydiškų šaknų, bet jis iš tikrųjų nėra žydas. Bet jis pripažįsta, kad turėjo žydų senelį ar močiutę, tiesa? Na, jis tai viešai pasako. Jis atviras dėl to, ar ne? Jis tikrai atvirai apie tai kalba. Tačiau istorijoje yra puikių žydų, kuriuos galime laikyti savais ir iš kurių turėtume semtis įkvėpimo. Nuostabu. Na, labai ačiū Jums, labai įdomi knyga ir sveikinu. Akivaizdu, kad tai buvo didelio atsidavimo darbas. Ir esu tikra, kad esate šiek tiek nusivylusi dėl rezultato, bet atrodo, esate gana laiminga, nepaisant pralaimėjimo. Be abejo, visada bus kita proga.